Sveiki, sveiki visi. Šiandieną mano filmavimas vyksta virtuvėje, kadangi jau yra pietų metas, taip kad skanaus, kas valgote. Bet kadangi šiandieną yra mėnulio perėjimas vienos fazės į kitą, todėl rekomenduojama šią dieną moterims nieko nevalgyti, ko aš ir laikausi. Ar ne, bet mes turime puikų dalyką, kuo aš, galima sakyti, piktnaudžiauju. Tai yra kolonvėlė. Aš neskaitau, kad tai yra maistas, tai yra ląsteliena, tai yra skaidulos, todėl aš visą šitą parą labai gražiai gyvenu ant kokteilių. Taigi ir dabar ties aš taip pasidarysiu. Reiškiasi į štai tiek stiklinės įmesiu aš pusantro šaukštelio. Tai yra pas mus detoksas, išsimaišome. 1, 2, 3, atvažiavo traukinys. Liuks, na ir dar vieną stiklinę vandenuko. Neskubėkime gerti, nepulkim kaip nuogos dilgėlės. Kaip ir pietus, pavalgėme, galima sakyti. Noriu pastebėti labai gerą dalyką. 2 savaitės intensyviai tikrai naudoju. Ryte naudoju vieną, pradėjau nuo pusės šaukštelio, paskui vieną pradėjau naudoti. Vakare naudoju pusantro šaukštelio detokso, kaip ir dabar. Mitybos nekeičiau, kaip visą laiką stengiausi sveikai maitintis, bet mano didžiai nuostabai iš tikrųjų pasisvėriau šiandieną. Gal net nepasisvėriau, po to pasisvėriau, bet pirmiausia patikrinau, užsidėjau šiandien štai šitas rudas kelnytės. Aš jas neįlindau prieš tai, bet nuojauta pasakė, nugi, pasižiūrim, kas yra, volia, aš jas įlindau. Ir iš tikrųjų tai iš karto ant svarstyklių puoliau, nes labai įdomu ir 2 kilogramų kaip nebūta. Tai man labai patiko, per 2 savaitės tai yra labai geras rezultatas. Aš nesiekiau svorio mesti, bet gal pas mane tiek parazitų buvo, aš nežinau, bet tie 2 kilogramai, jie ištirpojo, savijauta labai puikiai, labai gera ir iš tikrųjų nesinori valgyti. Taip, kad mano mielosios, pabandykite. Kol neišbandysite jūs pačius, niekas už jūs to nepadarys. Čia yra mano jausmai, mano pojūčiai. Aš dalinuosi jais. Lietuvaitės, pajudinkim užpakaliukus, padarom kažką dėl savęs mylimosios. Iki.